Lietuvos transporto lyderių rinkimuose šis vilkikas pelnė net 2 nominacijas – išrinktas Lietuvos metų ir Lietuvos metų publikos vilkiku. Asociacijos Linava ir Hanza Lizingo inicijuotose rinkimuose išrinkti transporto ir logistikos sektoriaus lyderiai 8 kategorijose. Geriausius rinko ekspertų komisija sudaryta iš didžiųjų šalies transporto įmonių specialistų ir transporto žurnalistų. Komisija vertino įmonių bei vadovų veiklos efektyvumą ir vykdomų projektų unikalumą. Iš tikrųjų, tai buvo keletą kategorijų ir logistikos operatoriai, ir ekspeditoriai, ir vežėjai. Ir tai skirtingos buvo kategorijos, skirtingi kriterijai, bet vis tiek pagrindinis buvo, kad tai būtų novatoriškumas kažkokia. Sprendimai įdomus ir tai buvo pagrindinis dalykas. Tikrai mes nežiūrėjom į skaičių, nežiūrėjom kiek apyvartos, kiek taip toliau. Tai buvo vis tik akcentas duotas į idėją. Tai turėjo būti gera idėja, tai turėjo būti mintis, tai turėjo būti įdomus sprendimas. Lietuvos metų vežėjų pripažinta Kauno transporto bendrovė Hoptransa, apdovanota už efektyvų krovinių gabenimą per Kauną į vakarų Europą, iš Kinijos ir kitų šalių. Metų vadovo apdovanojimas už efektyvius verslo sprendimus skirtas UAB Autoverslas vadovui Valdemarui Zakarauskui. Metų logistikos operatoriumi 2008-aisiais už novatoriškas paslaugas pripažinta įmonių grupė Adrem Group. Komanda jauna, naujoviška, naujai mąstanti, ne taip kaip kiti. Ten, kur mąstom ne taip kaip kiti, mąstom naujovišką, be jokios abejonės žiūrim, kas yra pažangiausia pas mūsų kolegos užsienyje ir pas mūsų partnerius, bet man atrodo, kertinis akmuo tai čia yra komanda, kuri mąsto taip, kaip turi būti, naujoviškai, ne taip, kaip dėl to atsiranda nauji produktai, naujos verslo šakos, naujos nominacijos galų gale. Lietuvos metų ekspeditoriaus apdovanojimu džiaugiasi UAB Arijus, sėkmingai organizavusi rekordinio krovinio Mažeikių naftai pervežimą. Jeigu žiūrėti pagal nominacijos esmę ekspeditoriaus, tai manau, tai tikrai buvo toksai grinai ekspedicinis darbas, organizacinis darbas, sujungti keletą rūšių ir transporto, ir organizacinių, sakysim, leidimai, elektros atkirpimai ir visa kita. Tai galbūt labiausiai atitiko nominacijos esmę. Bendrovė Lietuva Statoil, norėdama paskatinti aplinkai draugiškesnių transporto priemonių parko plėtrą, įsteigė nominaciją Lietuvos metų pažangi technologija. Ją pelnė koncerno Scania sukurtas vilkikas Scania R su atidirbusiu dujų recirkuliacijos sistema. Metų krovininiu automobiliu pripažintas Citroen Berlingo. Tuo tarpu Volvo atstovai džiaugiasi nugalėję net 2 metų vilkiko ir publikos vilkiko nominacijose. I'm very happy. I think we took Grand Slam, and I think this is a good evidence that we were on the right direction, even in these difficult times. We have a long-term strategy. We even now when we see the economy is going down, we're not changing strategy. We're not looking very short-term. We know what we want to do, and we continue that road. That I think is a winning concept. Lietuvos transporto sektorius įrankis šalies konkurencingumui didinti. Kartu su logistikos paslaugomis sektorius sukuria apie 13% šalies bendrojo vidaus produkto. Jo pajamos 2007 metais siekė beveik 17 milijardų litų. Projekto Lietuvos transporto lyderiai globėja tapo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Kelių vežėjų sektorius, tai jis ypatingas yra tuo, kaip mes sakydavom, kad tai sektorius, kuris pats pirmasis atėjo į Europos Sąjungą. Lietuva dar nebuvo joje ir atėjo tik tai kažkur po 13-14 metų, o jau Lietuvos vežėjai užėmė savo vietą vakarų rinkoje. Ir dar labai svarbu pabrėžti tai, kad tai buvo iš tikrųjų realioj konkurencijoje viskas vyko. Ir mūsų vežėjai parodė, kad puikiausiai gali dirbti ir vakarų masteliais. Tai reiškia gerai ir puikiai atlikti darbą. Projekto Lietuvos transporto lyderiai tikslas įvertinti ir atkreipti dėmesį į transporto ir logistikos sektoriaus lyderius, į sėkmingus šio verslo srities pavyzdžius. Kaip žinote, tokioje ekonominėje situacijoje tai, kas buvo efektyvus verslas prieš metus, šiandien jau gali būti neefektyvus verslas. Todėl įmonės, taupydamos savo lėšas, stengdamosis efektyviau vystyti verslą, privalo kiekvieną dieną galvoti apie verslo efektyvumą. Ir
matydamos tas įmonės, kurios sugeba efektyviai išnaudoti turimus resursus, jos gali juos lygiuotis ir sekti jų pavyzdžių. Lietuvos transporto lyderiai 2008 metais tapo reikšmingiausių įvykių Lietuvos transporto ir logistikos rinkoje.